Hei, sveiki, čia Ramūnas ir noriu parodyti, kas įeina ir kaip rasti tuos AI ir automatizavimo ekspertas mokymus ir kaip juose naviguoti. Tai pirmiausiai mes naudojame Facebook'o grupę dėl to, kad tai yra lengviausias dalykas, nes tai turi aplikaciją. Facebook'as visą laiką bus gyvas, tai visą laiką tos mokymus turės, nereikia ten prisijungti, slaptažodžių, dar kažko, tik tai jūsų Facebook'as, kurį naudojate jau ar taip ar taip. Ir taip pat toj grupėje yra gidas, tai lietuviškai būtų vadovas, bet ieškoti, kur yra meniu, tai yra vadovas arba guides angliškai ir jame čia sudėta būtent visus tie mokymai. Tai yra 6 gidai. Pirmas yra būtent apie tos AI, ChatGPT ir kitus AI įrankius. Taip pat antras yra prompt ekspertas, reiškia, kaip gauti tuos prompt ir kurti užklausas, ir čia yra prompt rinkinys. Taip pat trečias yra robotai ir automatizavimas, kaip automatizuoti darbą, kaip automatizuoti procesus ir palengvinti visą tą eigą. Taip pat AI konferencijų 2 įrašai yra ir aš netgi paėmęs tas skaidres iš tų konferencijų, padaręs automatizavimą, kad jas nuskaitytų, sudėtų į Google Sheet ir visą tai sudėta pas jūs yra. Taip pat šiais laikais su dirbtiniu intelektu labai lengva yra puslapius kurti, nes yra šablonai, kurie jau paruošti yra, sakykime, tam tikrai sričiai, ar tai grožiai, ar tai e-komercijai, ar dar kažkam, ir galime jos greitai sukurti. Tai čia pavyzdys, kad jeigu reikia puslapio, realiai per valandą, per 2 valandas galime jau turėti pilną puslapį ir jį netgi vesti ir visą reklamą. Ir trečias dalykas, tiksliau 6, tai yra mano konsultacija 150 € valanda. Ir aš šituose mokymuose, kai aš juos dariau, būtent daviau kaip bonusą žmonėms, kurie pirko mokymus, kai pirko, jiems daviau asmeninę konsultaciją. Kai kur 30 minučių, bet kai kur būdavo ir valanda ar netgi virš. Ir labai daug yra visokių, kaip save reklamuoti ir kaip puslapis turėtų būti, kaip mano klientas kaip mano kelias prasidėjo čia parodyti, bet labai vertingas pokalbis visiems, daug naudos, Irma, kaip save pateikti, kai niekas nežino, kai turi turinį ir niekam tai neįdomu, make-up artist, kaip pritraukti klientų ir taip toliau. Ne? Visa tai, žodžiu, sudėliota, kaip jeigu turite produktą, paslaugą ir jums reikia pritraukti žmonių, reikia pardavimus padidinti, kaip sukurti visą tą kelią ir naudoti būtent dirbtinį intelektą, visam tam palengvinti, pagreitinti ir automatizavimą netgi sutaupyti labai daug laiko, nesamdyti kitų žmonių, padaryti visą tai, kad tau vyktų darbai, tau nedarant, tau nieko nesikišant. Tai visi šitie modeliai yra čia, plus taip pat diskusija, kur yra, tai yra visi update'ai, visi atnaujinimai ar kažkokios informacijos ar dar kažkas, tai aš vis dedu, atnaujinu, kažką sužinau, suprantu, sumoku ir pasidalinu su jumis ir aišku, jeigu jums įdomu, pamatote, parašote arba turite klausimų, galite čia rašyti. Aš dabar asmeniškai su žmonėmis jau, tiksliau pats mokymų nebedarau, mes šitus mokymus darėm, man atrodo, pardavėm už 25 000 € per kelis mėnesius mokymų ir kas svarbiausia iš to viso yra, kad aš dirbu asmeniškai su žmonėmis, tai jeigu turite produktą, paslaugą, kompaniją, norite daugiau pardavimų ar norite atrasti gyvenimą savo kelią, sakykime, mes sumišę, ką toliau daryti ir kur toliau eiti ir kaip dėliotis, tai aš esu pats gyvenime savo tą padaręs, esu perėjęs iš benamio, iš fabriko darbininko, žodžiu, ir daėjau iki tokių dalykų, kur Wall Street'o vilkas, Russell Brunsonas, dirbau su Tony Robbinsu ir su daugeliu pasaulio tokių žymių žmonių marketingo srityje. Ir buvau ant scenų, savo video, savo darbus rodžiau ir buvau pripažintas netgi ir matė mane kaip geriausią tos srities specialistą. Ir visą tai tik dėl to, kad aš turėjau viziją, sužinojau, kaip tą padaryti, kaip pasiekti, turėjau įrankius ir būtent tie žmonės, su kuriais dirbau ir davė visą tai tiek pardavimus iš Wall Street'o vilko, tiek marketingą, funneliai visokie pardavimai, reklamos ir toliau visą tą išmokau, tam, kad pasiekti aš dabar Tenerifėje gyvenu, tai pasiekti tokį gyvenimą, kur vis dėlto tu atsakingas už savo gyvenimą, ar tu gali susikurti ir nuo tavęs priklauso rezultatai. Tai va šitie visi dalykai yra svarbiausia man perduoti kitiems žmonėms, iš tus mokymus darau būtent dėl to ir padariau, kad šitie įrankiais, kuriais aš pats naudojusi, man labai patiko dėl to, kad jie visą laiką tokie įrankiai man padėjo, kaip ir su animacija ir video darydavau, man padėdavo šablonai, idėjos iš kažkur kitur, ne?
Ir visą tai galima po to pritaikyti savo, tai lygi AI, dirbtinis intelektas, jis gali tau padėti sukurti tą turinį, sukurti informaciją, sukurti paveikslėlius, video, sukurti turinį, kurį tu nesugalvotum, bet jis gali tau padėti ir padaryti tokį turinį, kuris būtų įdomus žmonėms. Va čia yra svarbiausia dalis, nes tik tai, kai būna žmonėms įdomu, tik tada tau mokės pinigus, tik tada tave samdys, tave ims, tavim žavėsis, tave seks ir taip toliau. Okay? Tai jeigu jums pagalbos reikia, rašykit man į Facebook'o asmeninį profilį Ramūnas Karpuška ir tenai galima susiekti, pasikalbėsim, pažiūrėsim, kokia jūsų situacija ir ką galima jums būtų padėti. Gerai? O dabar mokymuose visuose, tai prieigą prie mokymų gavote į elektroninį paštą, jeigu ne, tada rašykit arba tiesiog prisijungkite prie šitos grupės ir rašykit savo e-mailą, jeigu dar nesate. O jeigu jau esate, tai dalyvaukit, rašykit ir komentuokit ir tikrai pamatysit, šitie mokymai tikrai yra galingi tuo, kad juose suprasite tokių dalykų, kurių iki šiol tikrai nesupratote ir kaip dirbtinis intelektas iš tikrųjų gali labai labai padėti. Gerai? Tai tiek.